Ar žinote, kad internete labai daug komentarų apie jūs? Tai žinau. Skaitot? Principė ne. Internete komentarai skirti neskaityti, o rašyti. Tai dėl to aš ir prirašau daug tų visokių komentarų. Tik tai mane žiauriai biesina ir nervuoja tie, kurie būtinai prie kokios straipsnio pasirašo. Aš pirmas. Arba tai iškart koks psichas atsiranda, tai aš antras. Aš savo komentaruose va tokius debilus iškart išvadinu debilais kokiais nors arba gėjais. Iš kur jūs turite laiko užsiminėti tokiais niekais? Čia ne niekai, čia demokratija. Landsbergis savo metu kolūkius išgriovė, o žmonės susikabinę Via Baltica keli stovėjo. Niekai jam čia. Čia yra tautos balsas, čia viskas ir yra pasakyta. Visi internete yra lygus, ar tu varguolis, ar tu milijonierius. Pasivadini kokiu nors ten Kverti ar Timūru ir rašai komentarus. Nors aš tai iš karto atskiriu, kur varguolis parašė, kur milijonierius. Kaip atskiriat? Nu tai jeigu jau prirašo ten tų čia, ž, visas nosinės rašo, nu tai jau garantuotai, kad varguolis yra ir neklaus kodėl. Čia taip yra, tokia taisyklė. Normalus žmogus nerašo visų tų lietuvybių, nes nu kam jos reikalingos yra. Ir nors mane nervuoja ir tie dabar jau nauji jau tie internautai, kurie prirašo savo pasisakymuose visokių ten tų skliaustelių, dvitaškio, prirašo žvaigždučių, tų kregždučių. Nu kam čia reikia? Tokius durnus pasisakymus tai tik tai kokią nors, nežinau, blondinę kokiam prisisiurbus kokiam klube gali reikšti. Internete reikia reikšti poziciją ir viskas. Bet kaip sakiau, internete yra komentarų ir apie jūs? Nu tai aišku, kad yra. Apie visus tokius žymius reiškinius yra komentarai. Ir apie Jurgelevičiūtę, ir apie valdovų rūmus prirašyta yra, nu ir apie mane, ir apie visus yra. Nors mane vienas toks jau komentaras tai labai sunervino, tai ten aš pasamdžiau kompiuterastą, kad atkapsytų, kas ten toksai. Tai ten prirašė visokių, kad ten direktorius toks, anoks, čia nenoriu sakyti dabar, kas yra čia tik internetui tokie dalykai skirti. Tai kai surado, pagal IP paaiškėjo, kad čia mano įmonės darbuotojas, tai iš karto komunistai iš darbo atleido. Von! Bet juk pats sakėte, kad internete visų nuomonė yra svarbi. Nu tai aišku, kad svarbi. Tol, kol komentatoriaus tapatybė su namūno adresu neišsiaiškinta. Dvitaškis skliaustelis. Koks čia dvitaškis? Koks dvitaškis? Čia šipsenėlė. Čia internete reiškia, kad gerą bairį pasakiau. Kas neaišku.